Vienas mano mokinys, pasakodamas apie savo šeimą ir giminės, angliškai pasakė: My step-parents live in the village. Aš pusę pamokos galvojau, kad jis kalba apie patėvius, kurie gyvena kaime. O pasirodė, kad iš tikrųjų buvo kalbama apie uošvius. Ar jūs žinote, koks žodis anglų kalboje žymi žmonos arba vyro tėvus? Paprasta atsiminti, kad formaliai santuoka tai giminystės ryšiai, bet ne pagal kraują, o pagal įstatymą. Įstatymas angliškai yra law. Tokiu būdu gaunasi, kad jūsų antrosios pusės giminaičiai su jumis yra siejami anglų kalboje in law, pažodžiui įstatyme. Būtent junginys in law aprašo anglų kalboje ir giminaičius iš žmonos pusės, ir giminaičius iš vyro pusės. Taigi pasakykime dabar kartu angliškai uošvė arba anyta, pažodžiui motina įstatyme. Mother in law. Kai bus uošvis arba šešuras, pažodžiui tėvas įstatyme, father in law. Abudu jie vadinami uošviais arba tėvais įstatyme, parents in law. O kas tokie tuomet yra stepmother, stepfather ir stepparents? Sudedamoji dalis step čia žymi netikrus gimdytojus, o konkrečiau tėvus iš pakartotinės santuokos. Taigi pamotė yra stepmother, patėvis stepfather, o patėviai stepparents. Ar atspėsite dabar pavyzdžiui, kuo anglų kalboje skiriasi tokie žodžiai kaip stepdaughter ir daughter-in-law? Visiškai teisingai, čia yra podukra, o čia Marti, sūnaus žmona. Namų darbams išverskite į lietuvių kalbos žodžius stepson ir son-in-law. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.